Reik vamzdžio į vidų dabar. Bet nėra vietos čia. Sučika. Matai, kiek palinko. Nesąmonė. Nu, kaip namų sąlygom, sakyčiau, visai neblogai. Op. Eik, tu per daug gaidys. Kaip atlenkti? Gerai, buvo prieš tai geriau. Kaip atlenkti atgal? Nu, karoči. Matai, staklės lenk neblogai. Va, lanksta vamzdžius šitaip. Matai, sakyčiau, visai be defektų. Nu, čia biškai kažkoks ir čiut minimalus pasigunklavimas toks, bet manyčiau visai neblogai, va. Antoni, aš tau sakau, uždaryk langą, sniegą gal prikris. Antoni, aš tau sakau, Alektovės! Ну пalauk, kur agyčio? Žiema atėjo. Pakūriau pečių, šildaus, žiūriu į savo tą prieitos žiemos projektą, kurį pagal pirminį planą norėjau padaryti iki baikerių sezono atidarimų ir apliekti Mažeikius. Tai kadangi atėjo žiema, turim apie pusmetį iki kito sezono atidarimo. Motyvacijos daug nėra, bet reikia daryti, o ką, kiek čia gal stovėti į kitų projektų, į viskas eiliai lauk, bet po bišk viską reikia. Po bišk viską reikia judinti, kad nesidėti be darbo, o į darbą eiti nenoriu. Tai matysim, kiek čia leis mums finansai, neiti dar į tą darbą, bet randant laisvą laiką pabandysiu čia pasikrapštyti prie to kartingo ir galbūt dasimuš šitą projektą. Šiaip iš tikrųjų ne vieną projektą kažkokio rimtesnio iki galo ir nesu padaręs. Kažkaip vis atsiranda rimtesnių reikalų, tenka atsisveikinti sonais, tai tikėkime, su to taip nebus. Nors šiuo momentu iš tikrųjų variklis ir remontuotas, bet šioje serijoje matysit video medžiagą iš praeito pavasario, kur pasigaminau stakles. Trečiai serijai pasigaminau stakles, tai va šitoj ketvirtoj serijai bus kaip aš išsilenkiau vamzdžius, kuriuos reikėjo man išsilenkti ir kaip aš pritvirtinau tą variklį, pamatysit. Tai man dar reikia sumontuoti, tai gal montuosiu, galbūt ir kažką pasikrapštysiu, kad atsirastų ta motyvacija. Norėčiau gal visai užvesti tą variklį, pasiklausyti pabirbinti šitam garažai, pasidžiaugti ir greičiau gal pavyks kažkur pajudėti iš mirties taško, nes užsistovėjo jau nemažai laiko ansai. Tai va, šokame serijai, pažiūrim, kur aš įbaigiau. Nu žiūrim, kas gaunas. Žiūri, kas gaunas. Žiūrėk, pataisim kitą čiut. O. Blemba. Бачки. Ką mes čia turim? Važiai. Da, važiai. Kiek turim? O, da, panašiai. Gerai. Žiūrim, kas gauna. Duok. Nu įdomiai. Žiūrėk, koks gaunas. Kaip ir vamzdis sulenktas atrodo, ne? Žiūrėk. Nu beveik palei pavyzdį išnekiu. Tas pavyzdys čia irgi, žinai, gal
būt paklaida, jeigu man neišeina išlenkti pagal tą hersnim, tiek jau to. Labai čia gerai gaunasi, žiūrėk. Kaip gaunas, žiūrėk. Eik tu, načiat. Čia realiai, praktiškai kaip norėjau, beveik idealiai. Žiūrėk, parodysiu, kaip aš norėjau, ką būtų. Gerai, galiu parodyti tau. Čia ir matai tvirtinimas. Originalus varikliaus. Riems toksai. Žiūrėk, kaip čia tiksliai, va taip beveik kaip į tiksliai. Oi, ką aš čia rodau. Beveik kaip į tiksliai, matai, sueitant čia. Nu čia, aišku, da biškį gal prisileis, gal biškį čia nesuein taip tiksliai, kaip aš norėjau. Bet realiai aš tą pripjovęs, galiu padaryti tą realiai tiksliai, ką būtų. Ir tada man bereiktų nusikopinti tokį patį vamzdį dar vieną pasidaryti, į kitoj pusę tą patį padaryti. Ir tada būtų tiksliai vienodai prikabinti tas. O tam dar tvirtinimo nežinau. Šiaip visokių variantų galvau, dar nesugalvau. Galvoju gal netgi pjau čia ir tą vamzduką ant viršaus mauti, nes čia turėtų mautis tas storasis vamzdis. O gal tiesiog šalia susileisti. Ir pasidaryti taip susijungti. Ir tada jeigu reikėtų kartais tą variklį išimti, galėtų nuimti. Tas jau būtų kaip ir kartingo dalis. Tas riems galėtų nuimti be to riemo. O jeigu reikės kažką, kokį projektą kitą daryti su to varikliu ir reikės to riemo, galėsiu atpjauti, o ką. Bulgarkis diskelių dar turim. Zdarau. Jeigu čia nauja serija, nu tai priviet, ką tu? Sveiki gyvi. Ar kažkaip jau čia rusiškai dar nereiks sveikintis greit gal. Karočią... Matyti, ant praeitoj serijoj vamzdžių lankstymo aparatą padarėm, vamzdį išsilenkėm. Dabar ką, turim sulenktą vamzdį ir reikia pripjauti, pridėti, kad susileistų gražiai. Kad susileistų vamzdis į vamzdį, žinai, ant vamzdžio. Ne taip, o ant. Nu, karas. Pažiūrėk, pamatysi, ką aš čia noriu padaryti, pamatysim, ką čia gaunas. Pirm kartą darau, gerai, meluoju, pirm kartą darau. Esu daręs, bet niekad nesidomėjau, kaip reikia teisingai padaryti, nes ten buvo, tai ten kėdė kokią remontavau, tai ten šis dariau čia iš vamzduko atsisės, bet ten šis dar tada kempo neturėjau, susvarkę tėvo virinau. Prisnargliavau, tik tais daugų nieko aš ten gero neprivirinau, o šį kartą noriu padaryti tvirtai, nes gan ir konstrukcija turbūt tvirta. Ir žiūrėsit jūs, žiūrės kas nors kit sakysiu, jeigu čia padaręs, žinai. Nu, šiaip. Šį kartą biškį skiriau, biškį pasidomėjau, kaip čia reikšnių, pasimokiau, pasijutubinau ir bandysiu tai pamokyti, bet žinai, ką pamokyti visų pirma reikia pačiam išmokti, tai vieną čia pasibandžiau, kaip įgaunas, bet kaip įgalėjau tiesiau, tai bulgarkį į stenduką, į staklelės savo įsidėjau dabar ir bandysim kitą pusę pripjauti, o paskui nežinau, turbūt reiks pasidaryti šabloną, kad tiksliai tokį patį padaryti antrą. Tai pažiūrim, ką aš čia darau. į kaip čia reiktų padaryti, ne? Nu, kaip čia darysiu, pažiūrim. Taip, žiūrėk, pasidėjau šitaip. Ir pasižymėjau čia liniją. Matas tavo, ne? Va, kiek viršutinė ta linija. Kaip sakant, ta linija yra reikalinga man kaip pati pradžia. Ir dabar realiai ką reikia daryti, tai reikia ten visokius, šiaip video ir visokių ten tų specialistų, bet man labiausiai patiko tas, kad ras toks panašiausiai kaip aš viską išakės daro. Tai žymas ant taip kažkaip nuo centro į apačią. Tiesiog išakės dėt per vidurį. Nu, tik biškį tiesiau reikėtų, bet... Tai išakės, aš nežinau, ant tus centrus ir inčus visus matau išakės, bet mes galim, šiaip turim šitokį gan tikslų prietaisą. Galim pamatuoti daug mažą, ne? Nu čia irgi grubiai. 46. Pusė bus kiek? 23, ne? Nu, ką mes turim? 23. Nu, kažkur panašiai, čia pažymėjau, va čia, va taip. Ir čia 23, ir čia 23. Labai panašiai išakės gaunas. Nu, iš esmės nėra didelio skirtumo, ar tu išakės, neišakės, nes, nu, vat, jeigu tik tokia paklaida, ties, šiandien nesi labai ten jau, kaip sakant, žvairs ir aklas, gali pasimatuoti, bet šiaip
Vis tiek viską su bulgarkė da dirbam, tai kaip ir aš manau, čia visokiai. Dabar ką mes turim padaryti? Pasižymėti 1/3 diametro. Diametras ir aš žinau jau 27. Reikia 27 padalinti iš 3. Kas? 9. Pasižymim 9. Čiukšt. Nu, jau išakės 9 mm tikrai nedėsiu. Dėsiu taip. Antos jo linijos, va tos šitais, va. Strižai, matai? Atau gerai rodos. O aš dedu 9 mm. Nu, čia taip irgi, žinai, nėra labai čia didelio skirtumo, čia labai tu žiauriai tiksliai padarysi, bet va, nuo tos viršutinės ant tos centrinės 9 mm. Toliau nuo tos iki krašto tuos dėžiam, tiesų brūkšnį dedam, nes bulgarkė kampų negal pjauti, tai mes dedam tiesų brūkšnį. Ir nuo čia dedam iki čia tiesų brūkšnį. Nu, kiek įmanoma tiesesnį, žinai, su bulgarkė kaip pjausi prisimaruosi. Ką dabar atsipjaunu taip į taip. Taip nupjausim, įmatysim, kas gaunas. Nu, įpjau ir į betoną, visur, karoči. Nu, bet kažkas gausis, aš manau, vis tiek, ne? Blogiausiu atveju, ne iš pirmo karto. Pasižymėjau daugmaž, kur reikia statyti, ką lenkt. Atsipjau biškį daugiau negu šito vamzdžio, kad turėčiau paklaidą, šiokią tokią galėčiau koreguoti. Čia 1,5 m, čia 1,6 m, tai 10 comų ant nupjovimo, nes vis tiek darysiu šabloną, tai tikiuosi labai tiksliai pavyks man viską nusikopijuoti. Dabar taip, mano staklės eina toks vamzdys čia iki pažymėtos linijos. Reikia kišti čia. Čia nėra lenkimo linija, aš čia tiesiog esu pasižymėjęs, kurioje vietoj lenkiau, tai daugmaž taip ir lenksiu šitą į tą pačią. Neįmanoma su tokia įranga tiksliai, tai darau taip kaip išeina. Lenkiam. Opa. 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 Nu, nėra lengva, tikrai. Turim PVZ. Dar truputį, PVZ. Dar truputį reikia. PVZ. Kažkas panašaus. Taip, prisidedam arčiau. Dar truputį. Nu. Vo, kažkaip panašiai. Jamam žiūrim. Vamzdis sulinko. Tas aišku trumpesnis, nes taip ir turbūt. Labai panašiai. Sakyčiau, vos ne idealiai. Eiktų, žinok, sakyčiau taip ir bus, žinok, aš gal reiks palenkti į vieną, į kitą pusę. Bet ne, puikiai. Viskas puikiai. Va, turim 2 vamzdukus išlenktus maniai. Viens ir kits. Viens ilgesnis, kits trumpesnis. Dabar pagal tą šitą darysim maketą iš popieriaus. Ir perkelsim kampus ir lygiai taip pat, kaip čia ir stengsiuos padaryti lygiai tokį patį, kaip čia, ten. Nu va, turiu vamzduką. Čia tipo išgenėta, kaip man reikia, lapuką. Dabar taip padarysiu. Plemba, kaip čia padarysiu. Nu, belia kaip jaučiu, nėra skirtumo didelio, ne?
Ne pats aštriausias peilis stalčiai. Ne pats naujas markeris. Bet kažką tai atlieka. Kažkokį tai principą. Slupas su popieriu, reba. Nesvarbu. Nu, jokingai čia gaunas iš tikrųjų, bet aš pabandysiu padaryti, kad gautas geriau biškį. Net nesigavo vienodi kalniukai. Tai įsivaizduoja, vamzdis vienodai gavos nudrošti. Nesigavo irgi. Nu, bet ir kaip ir dabar, jau ką žinau. Aš čia taip. Kaip mokam, taip šokam, ne? Kaip taip gaunas. Panašiai, žiūrėk. Čiukšt. Galėtų lygiau padaryti, biškį atrodo gaidiškai. Nu, bet nesustaklėm pjaunu, ką žinau, šiaip iš tikrųjų vis tik prisileis. Verta čia tiek žais dėl idealumo, jau čia baisuminio. Kitam kartui, kitam projektui palikim. Idealą, ne? Kita pusė. Nors čia whiteboard markeris. Gal nenusiplaus nuo tų popieriaus, ne, kol atkirps. Neturėtų, tikėkimės, ne. Kai švarus vamzdis, ne. Nu, kažkoks toks gaunas. Tuoj, matysim. Na, kažkoks panašus gaunas. Šiaip aš neįsivaizduoju, žinai, ar aš teisingai čia viską darau. Iš tikrųjų. Bijau, kad nereiktų perdaryti. Kaip aš kitaip padarysiu? Tik tai taip, ne? Kitokio varianto aš nesugalvojau. Daugmaž tiesiai bandau padaryti. Nu, kažkaip panašiai dabar tą reiktų pasižymėti, ne? Nežinau. Nu va, kažkas gavos, taip. Panašiai beveik taip. Nu, biškį paklaida vis tiek. Kaip jau nori, taip, žinai. Bet kažkaip lengviau bent jau atmimikuoti, manau, bus. O vėliau vis tiek vietoj dar pasižiūrėsim, dar gal prisilyginsim kažką svarbu, ką ilgis toks būtų, koks, nu, tokia pat, ką gautus ilgiai. Ir toliau, manau, viskas bus ledovai. Tai va, jeigu mes čia sudedam, kaip kabom sudėję, čia sudedam, labai viskas panašiai. Netgi čiut į didžiąją pusę, tai dar reiškia, galės nuimti po korekcijai dar ir milimetras 2. Nu ir ten dabar tą patį pasitrauti tam gale. Nežinau, ar rodyti. Gal nerodysiu, kai padarysiu, parodysiu. Nu,
šitais. 2 vienodi. Labai panašus, galim sakyti, vienodi. Va. Matai, kaip padaryti. Nu, čia, ką žinau, taip gaus. Čia taip. Kaip čia parodyti tavo, matai, kažkaip tai taip, nu. Taip, nėra idealiai tiesus, mano čia tie iš pjovimai. Bet vamzdžiai gavo, sakyčiau, čia šiukšlių biškį patraukim. Matai, vienodi. Nu ir viskas. Ir dabar pagrindiniai dalykai iš tikrųjų esu pasidaręs, ką man reikėjo, kas čia buvo geras iššūkis. Sekantis iššūkis bus kažkaip tą variklį pritvirtinti, rasti sprendimo būdą. Jau turim 9:30, aš manau, šiandien aš čia ir palieku. Ką aš čia pasidariau, realiai išsipjau, nu nemažai vis tiek, sakykim, normaliai. Ką žinau, būtum gal greičių padaręs, nesakai. Nu gal, aš nesu toks greits, aš mokaus. Tai reikia nusiimti tas ausines, nes pats savęs negirdu. Tai va, rytoj stengsiuos, nežinau, gal daugiau laiko skirti ir kažką daugiau pasidaryti. Nu, jeigu. Tau pat šitas rytojus, tau jau bus. Nu va, žiūrėk, parsivežiau detalės. Biškų užtruko, nes sakiau, kad greit nereikia, kada turėsi laiko padaryk. Nes iš tikrųjų aš pats neturėjau kada čia daryti dėti, da bišk pastovės pas mane, bet va, tos detalės jau pagamintos. Tai kiek man čia viskas kainavo? Žvaigždė apie 8 eurus, flanšo gamyba tekinims 15, šplinto, nežinau, jeigu gal pavadinti frezavimams, drožims, man atrodo, šplinto drožims apie 11 eurų, apie 12 kažkur. Ir privirinims, kaip jau sakiau, tas, kuris žadėjo privirinti, užsiprašė 20 eurų už vieną. Tai man netiko man kaina. Tai nuvežiau draugeliui, kuris turi ir mok elgtis su Tigu. Tai padarė man. Niek nenorėjo, bet gavo vis tiek tauriojo gėrimo butelaitį. Nes aš vis tiek, žinai, negeru, kitų neskatinu, bet jau kas nori, tai netrukdauju. Užsidirba, kaip sakant. Nenorėjo niek ten pinigai simt, bet vis tiek, žinai, sugaišo laiką, tipo, da kažką tai. Ką kitkart nesakytų, ne, ačiū, nereikia, neužsiimsiu. Ką kitkart padarytų, kai reikės, ne? Va, čia bus žvaigždės mano visos vienodos. Ir dėsim į kartinį. Bada, iki kol prieisim prie žvaigždžių bus reikalas su lankais, čia su variklio tvirtinimu ir panašiai. Tai dar reikia šplintus nusipirkti kažkur, reiks paieškoti 6 šplinto. Nežinau, turbūt ir pirkti, nu ne? Čia nereiks kažkur gaminti. Nu žiūrėk, šioks toks kartingo updates. Biški čia pritaškau, privirinau tus vamzdžius savo išlenktus. Ir turim siuntą gavę. Sėdėnė. Pažiūram, kur mes čia turam. Kadangi nieks man anos nepadovanojot, teko nusipirkti. 30 eurų sumokėjau, įsivaizduoji. Na, buvo brangesnis, nu žinai. Bet man nereik naujos anos čia jeigu. Tai va pažiūrėsim, ką mes čia gavom už tą 3 eurų, iš tų nuotraukų ten nelabai suprasti, iš to pasakymo irgi kažkaip. Žinai. O. Čia paskui atsikratysim šitą. Gerai, žiūram, kur mes čia turam. Nu gerai, ir stiklo pluoštą. Tik nereiks paklijuoti biški naujo, nu. Biški patrinta, čia biški skylelė, biški tokia nori darytis, bet nėra čia nos. Kaip man štirtinas, čia ir ten kažkaip, o čia šonuose. Čia tų skylių prigrėžiuota belenkiek.
Čia toks biški pertrūkims kažkoks, nu žodžiu, nežinau. Bet pažiūrėkime, mes iš vis telpam vieną. Jo, įdomiai. Kaip mes čia telpam? Kaip pana čia iš vis reik kažkaip įsidėti. Eik tu, na čert. Tas bičas saka, 8 kilo aš telpu, na, man 8-3 aš, nu taip sunku, kai. Didesnis jau nepavažiuos. Šonam. Šiaip netaip įkišau tą šikną, bet jau atsirėmiau iki pat galą. O, gal dabar biški patogiau. Susitvarkė. Hehe. Nu gerai. Apspaut kaip reikals šiaip. Bet taip ir turbūt. Turbūt, ne? Nu įdomiai, nežinau. Keistas tas kartingų sėdynės tokias. Nu į ko aš galiu pasakyti, žinok, sunkiai čia vis dėlto. Aš matau telpimą kol kas. Su ta sėdynė, taip, iki pat galo vos nenai turėtų būti. Prie pat bus variklis, bus karšta. Bet čia visai patogiai dabar sėdu. Tik tais nežinau, kaip su vairavimu ir su pedalais čia bus. Kol kas, man atrodo, biški nesąmoningai, nes kliūnva ir kelienus. Ir čia, žinai, aš jau su pirštų galais realiai pasieku savo karzinką priekį. Tai man bet kokiu atveju reikės biški kažkaip turbūt kojas būti sulenkus. Tai galimai vairą pakeltą aukščiau. Gal netgi ant savęs šiek tiek būtų baris, bet kažin reis man čia praeilinti. Nu įmanoma viską padaryti, čia iškelti vairą, kad būtų arčiau. Įmanoma. Bet kad tai gražiai padaryti, estetiškai jau biški sudėtingiau turbūt. Nežinau, kažkokį gal uždėti adapteriuką. Bet čia mažiausia problema, ką reikia padaryti. Iš tikrųjų dar reikia variklį pritvirtinti. Kas ir yra šioks toks uždavinėlis. Vis dar variklis nepritvirtintas. Nesigaun greitai, niekaip nesigaun greitai. Kit kartą atvarai, žiūri, kad čia padaryti. Į nekilų įkvėpims. Kit kartą atrodo, biški tik tais, ką tai reikėjo padaryti. Nežinai, ką darysi, biški padarai. O, jau kažkas gaunas tokie uždėti. Ilgai netrukau, bet kol prisirašiau. Nežinau, dėl tos sėdynės, dar kažkaip taip galvojau, bus, kaip uždėsiu, bus viskas aišku, bet pasidarot, kad dabar nieks ne. Herinė, šiaip visai normali, visai patogiai ta sėdynė. Nu tokia. Gerai visai įtilpau. Nėra per maža. Tikrai nėra per didelė. Gal norėtų šiek tiek didesnės, bet gal nereikia iš tikrųjų. Gal aš čia, žinai, iš Citroeno iššokęs į tą. Taip jaučiuosi, nes kartingė normaliam. Nes realiai tikram kartingė nesėdėjęs ten. Tie keturtakčiai tie kartingai, kurie ir nuomos, ten, žinai, toli gražu iki tikro kartingo. Čia irgi nebus tikras kartingas, bet čia bus detalių iš tikrų kartingų į tikrų žaislų, tikrų dalykų. Tai bus toks, tikėkime, visai vykęs projektas. Kiek čia naudos turės klausims, ne dėl, žinai, kaip sakant, ne į parduotuvę tenais ne vaikus į darželį važiuot skirts, o taip papramogauti, pramogauju realiai darydams. Tai tikiuosi papramogauti ir važiuodams ir naudodams kažkaip tai kažką tai va tokio panašaus. Nu gerai, mano užteks čia stumt laiką, reikia kažkų daryti. Dabar versiu, šlifuosiu ten da, ką noriu nušlifuoti apvertęs biškį. Tai čia nefilmuosiu net tokių dalykų. Nu žodžiu, pjaustysiu, virinsiu, kažką darysiu ir kai kažką nors padarysiu, parodysiu, vat, kaip tą variklį čia sugalvosiu pritvirtinti, kai čia mes padarysim toliau. Tai va, judam į priekį ir žiūrim, kas mums čia išeis ir ar išeis padaryti iki biker atidarymo, nežinau tikslias datos. Šašas.
Geradus. Nelabai matau, ką vėlinu šiaip, nežiūri, nepatogiai padėti, tai dabar po taško paskui žiūrėsi. Nu va, kažkas gavos. Kas gavos, tai čia tik tais šiaip ne taip prikabinau, prigalvojau, kaip čia tvirtinsiu tą variklį, kur tvirtinsiu, viską čia bandžiau labai apskaičiuoti, vis tiek ne taip vis gavos, kaip aš norėjau, kaip galvojau, ką pavyks, vis tiek paklaida ir šiokia tokia, nu man kas svarbiausia, kad man viskas praeitų, nieks niekam niekur nemaišytų ir kad nemestų lenciūgo, kad būtų tiesiai, nu čia bandžiau su gulščiuku ir su linijų palaikymo sistema pastatyti tą variklį, kaip norėčiau pastatyti, tai žodžių žaismas toks gaunas reikals. Čia aišku nebedarysiu taip kaip galvojau, nes nepakankamai tvirtai man pasirodė. Čia darysiu dar papildomai iš metalo, dar dėsiu šičia. Nusipirkau dar centimetrinio metalo čia žodžiu. Padarysiu tokį patį mažesnį laikiklį, va, po apačią, kad pasidėsiu, kad būtų stipriai. Čia tą patį padarysiu. Kažką panašaus kaip vat taip, žinai, bus. Aišku, čia į vidurį irgi da viens eis. Arba iš ten to centimetrinio, arba iš šitų. Kažkas tokio susilies, susišlifuos, susivirins, turėtų atrodyti kaip iš vien, žinai, padaryta. Čia šitoj pusėje visai gražiai gavos. Saja taip, gan sakyčiau, lygiai. Kitoj pusėje taip labai nepasisekė padaryti, bet kaip prisivirins, tikiuosi gausi normaliai. Bišk čia prasikeitims gavos, nežinau kodėl. Taip išėjo. Nu, žodžiu, taip. Nu ir viskas, dabar kas viskas. Gera pradžia pusė darbo, ne, kaip sakant. Realiai dabar galim sakyti, jau kažką turim apčiuopiamo. Aš dabar skaitau, kad aš pasidariau vieną iš sudėtingiausių ir, nu, bent jau man asmeniškai daugiausia klausimų keliantį darbą. Ir jeigu man jis pavyko iš pirmo karto, nu, tai tada tikiuosi nebesistabdys, nes čia buvo pagrindinis stabdis. Buvo ir galvojau vieną kartą atvažiavęs, žinai, į garažą, vieną kartą galvojau, kaip čia ką reikėtų, kaip čia, kur čia ką, vienokius sustvirtinti, galvojau, paskui kitokius, kažkaip galvojau, nu, kad neatrodytų gaidiškai vėl kažkaip, reikia būtų tvirtai, žinai, kur tą variklį statyti, kad eitų ašį ištraukti, kad netrukdytų lenciūgui, kad įtempėja įkonstruoti žvaigždės, nu, to prasme, vieną dalyką pagalvojai, tada kits, žinai, kits kliūn, į taip visokių tų klausimų kil, dar reiks sutvirtinti lankus čia. Šitoj pusiai. Ir dar čia tvirtinimą į variklį padaryti. Vat čia ir du tvirtinimo vietos dvi. Ir čia reikės irgi tvirtinimą padaryti. Ir į tus lankus kažkur. Tai ir dar reikia padaryti taip, kad galėtų tą variklį iškelt ir įkelt, žinai, įstatyti. Tai vėl tur nesimaišyti nieks niekam. Nu, tai žodžiu. Dabar plans toks, kad aš atsisuku ten tus varžtus apačioj, kur laiko variklį, vienoj pusėje, kitoj pusėje ir dar tenais prieki ir išsikelu, na. Ir tada viską dailiai apsivirinu, išsivalau, išsibūnu, išsišveičiu, gal netgi nežinau. Nu, turbūt taip, nedažau nieko dabar. Kai viską padarysiu, tada vėl išardysiu. Man atrodo, vis tiek reikės test drive pasidaryti su tokiu aptrintu, apšveistu, apvirintu. Ir po to reiks viską vėl išsiardyti ir nusidažyti rėmą. Įsivaizduoju, kiek darbo. Kosmosas. Tai jaučiu, kad... Neturiu laikrodžių, blemba, kiek čia tų valandų yra. Tai jaučiu, kad niek neblauku. Įtrauku lauk motorą. Karočią. Galvojau, ką čia nefilmuosiu, greitai pist iškelsim, kad čia įdomus parodyti. Nu tai tu manis negal nefeilint. Tu pažiūrėk, kaip aš kelu variklį. Juk aš nebuvau prisirišęs prie to, kad dabar privirinau. Ir tipo dabar taip kelu motorą. Pisti nuvirta man. Niek baisos čia neatsitiko nam. Bet jokingai buvo. Karočią, nu. Matai kaip. Tiesiog toks va kel variklį. Pririšęs už variklio ir dabar jau už rėmo konstrukcijos. Maladėts.
Va tokia konstrukcija čia gavos. Matai, įdomiai, ką? A, nelabai to įdomiai. Man žinai, kas įdomiai? Eis man normaliai ištraukta ašį. Nes nelabai lengvai slankės, šiaip viskas ant anos. Ant tos dada, bet ant tos kitos ašies, nežinau. Kaip čia man tilpstas. Čia atsisuks, gal tas, jeigu ant ten pareis. Būt liūdna, labai jeigu neit. Nu labai tikiuosi, kad tą atsukus. Gal dabar reikia pabandyti išimti. Gerai ir išsiims. Nors tai nelengvai, bet išsiims. Biš pavargau, biš sušilau, bet išėmiau. Nu va, karo čia toks riems. Žiūrėk, aš šiandien esu čia biški prisisabačinės. Matai, kad neklibėtų man. Neįdomiai, ne? Sugalvau. Nu, aš net pats savim šiaip kartais stebiuosi ir džiaugiuosi. Svarbiausia mokėti savim pasidžiaug, žinai. Tai va, žodžiu, tokie dalykiukai. Ir dabar viską atsisuksiu, apsitvarkysiu ir, karočią, šveisiu, virinsiu, būsiu, nu, žodžiu, toks darbelis rytoj lauk. Nes šiandien jau gan vėlai. Nu va, tik žinių, džiaugiuosi kol kas labai. O kaip čia bus toliau, bus matyti. Pažiūrėk, kaip padariau, manai. Ugnis ir ledas. Kaip atrodo? Sakyk. Ja. Tu jau pritaškuosim, o paskui gražiai apvirinsim. Nu ir kitoj pusėje čia tą patį padarysim. Kažką tai panašaus, nežinau, ar iš tokio storo, ar iš plonesnio, aš tiesą turiu kažką tai. Ar tokį pjausim, ją pačią dėsim iš panašaus storio. Nu, išsiaiškinsim, nežinau, kaip padarys, parodys. Nu, žiūrėk, kas čia gavos man. Nu, taip šitais. Va, tokie gamykliškai, ne? A, nelabai. Privirinta, pritrinta, čia kelių sluoksnių, storesnio metalo, šiaip ne kelių sluoksnių. Vieno. Tai jau iš storesnio. Ai, nu gal kelių. Ne, atsimenu, seniai bedariau. Tas kelių, tas irgi, man atrodo, taip, žodžiu. Nu, va, toks tvirtinims. Toks riems, tau reikia viską dabar plauti, krapštytis, valytis. Bordaks, blemba. Nu niek, bandysiu kažkaip. Po bišk kažko pasidaryti, žodžiu. Kabinu motorą, kelu. Nežinau, bandau, jau čia bišk nusiplauti, nusivalyti. Ir dėti čia. Da su tom ašim čia išsiaiškinti, prie su tom žvaigždutėm, lenciūgą nusipirkti. Nu daug reikalų, nežinau. Kažkur reik daryti jau dabar. Taip, kelias savaitės vapšė nieko nedariau prie kartingo. Su motociklu užsiėmęs buvau, čia važiavom į Ruklą. Fiesta, Enduro Fiesta, į Ruklą važiavom. Tai į čia reikalų su motociklu nemažai. Vėl iš naujo, vėl visokių niuansų. Bet noriu šiandien kažkaip tą kartingą biškį pajudinti. Na tai bandysiu padaryti. Jau grįžom iš praeities biškį arčiau dabarties. Tai ačiū, kad žiūrėjai. Tikiuosi tau patiko. Jeigu jau iki čia pažiūrėjai, greičiausiai patiko. Todėl paprašysiu pasubscribinti, jeigu to dar nedarai. O jeigu dar nematei, pažiūrėk šitos video.
Ir sustinkam kitai serijai, galbūt išgirsim balsą ir pasikelsim motyvacijos tolimesniam darbui.